Ramybė jūsų namams nuo mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus. Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien laidoje norime jums papasakoti apie atleidimą. Sugebėjimas atleisti kitam žmogui atneša į mūsų gyvenimą taiką ir ramybę. Amerikiečių filosofas George'as Gerbertas yra pasakęs: tas, kas nemoka atleisti, sudegina tiltus, kuriais vaikštoma, nes nėra žmogaus, kuriam nereikėjo atleisti. Mes galime metų metus savyje nešioti įžeidimą ir neatleisti tam, kuris mūsų įskaudino. Ir kas dėl to labiau kenčia? Mūsų įskaudinęs asmuo ar mes patys? Gal tas žmogus jau senai pamiršo, ką padarė, o mes vis negalėdami pamiršti skriaudos ir atleisti, graužiame save iš vidaus. Kristus mus mokė taip melstis: Tėve mūsų, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Žodis atleisti, išvertus iš graikų kalbos, reiškia išsiųsti arba paleisti. Atleidimas yra valios veiksmas, kuriuo siekiama visų pirma atleisti žaidėjui, siekiant jį išlaisvinti nuo bausmės už nusižengimą. Visų antra, dovanoti išlaisvinimą nuo skolų mokėjimo arba nuostolių padengimo. Visų trečia, pasirinkti išlaisvinti save nuo neatleidimo kartelio, pasireiškiančio sunkiai valdomų pykčių, norų keršyti, įžeisti kitą ir jį atstumti. Žmogus, nelinkęs atleisti nuoskaudų, dažnai būna vienišas, todėl kad sunkiai bendrauja su aplinkiniais, nes juos kaltina teisindamas pats save. Toks žmogus išgyvena baimę ir turi neigiamą požiūrį į gyvenimą, nes praranda gebėjimą džiaugtis gyvenimu. Kenčia ir jo dvasia, nes jo maldos yra blokuojamos dėl jame gyvenančio pykčio ir nesugebėjimo atleisti. Kiekvienam iš mūsų reikia atleidimo, nes nėra ne vieno žmogaus pasaulyje, kuris nebūtų padaręs klaidų. Visi trokštame jausti, jog esame priimtini ir mylimi. Dievas mums pirmas parodė, kad be atleidimo neįmanoma turėti gerų santykių ir todėl Jis per Jėzų Kristų atleido mums mūsų nuodėmes ir nusižengimus. Tokiu būdu Dievas sutaikino žmonės pats su savimi. Viešpats trokšta, kad mūsų gyvenimas būtų palaimintas ir kupinas džiaugsmo. Todėl per savo žodį Jis mums duoda patarimus, kaip galima atleisti ir gyventi pilnavertišką gyvenimą be pykčio ir be nuoskaudų. Mato Evangelijoje aš paskaitysiu jums ištrauką iš 18 skyriaus 21-30 eilutės, kur galime perskaityti Kristaus žodžius apie atleidimą. Ten rašoma: Tada priėjęs Petras jį paklausė: Viešpatie, kiek kartų, kai man nusidės mano brolis, turiu jam atleisti? Ar iki 7 kartų? Jėzus jam tarė: Ne iki 7 tau sakau, bet iki 77 kartų. Todėl dangaus karalystę galima palyginti su karalium, kuris norėjo atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjus atsiskaitimą, pas jį atvedė vieną, kuris jam buvo skolingas 10 000 talentų. Kadangi šis neturėjo pinigų skolai sumokėti, valdovas įsakė parduoti jį, žmoną, vaikus bei visą, ką jis turėjo, ir sumokėti. Tada tarnas parpuolė kniūbsčias prieš jį sakydamas: Turėk man kantrybės ir viską tau sumokėsiu. Pasigailėjęs to tarno, valdovas jį paleido ir skolą jam dovanojo. Bet išėjęs tas tarnas sutiko vieną savo bendratarnį, kuris jam buvo skolingas 100 denarų. Ir nutvėręs jį smaugė sakydamas: Sumokėk, ką esi skolingas. Tad puolęs ant kelių jo bendratarnis jį maldavo sakydamas: Turėk man kantrybės ir tau sumokėsiu. Jis nesutiko, bet nuėjęs įmetė jį į kalėjimą iki sumokės skolą. Tad pamatę tą įvykį, jo bendratarniai labai nuliūdo ir nuėję papasakojo savo valdovui visą, ką buvo įvykę. Tada jį pasišaukęs jo valdovas jam tarė: Tu nelabas tarne, visą aną skolą tau dovanojau, nes mane maldavai. Ar neturėjai ir tu pasigailėti savo bendratarnio, kaip ir aš tavęs pasigailėjau? Ir užsirūstinęs jo valdovas jį atidavė kankintojams iki sumokės visą skolą. Taip ir mano danguje esantis tėvas pasielgs su jumis, jei kiekvienas neatleisite iš širdies savo broliui. Taigi, matome, kad gebėjimas atleisti arba neatleisti gali paveikti mūsų ateitį ir santykius su mūsų kūrėju. Siekiant žengti atleidimo ir susitaikymo keliu, reikia turėti omenyje šiuos dalykus. Atsiminkite, kad atleidimas tai yra procesas. Gebėjimas atleisti jūs įskaudinusiam žmogui nebūtinai ateis greitai. Kartais senos nuoskaudos mūsų viduje gali iškilti ir tokiu atveju
ir vėl širdyje turime iš naujo apsispręsti atleisti. Atleidimo procese yra išskiriamos 4 stadijos. Pirmoji iš jų būtų: pripažinkite savo skausmą, pajauskite įžeidimą, neatimkite galimybės išgydyti jo, nebandykite juo, tuo skausmu atsikratyti, sumenkindami jį, bandydami suprasti tą žmogų, kuris jūs įskaudino. Nebandykite atsikratyti skausmu jį neigdami, nes jis atnešė kančią jūsų gyvenimą, o kančią reikia vertinti neigiamai. Taip pat nebandykite savo skausmu atsikratyti atleisdami per greitai. Teisinga yra iki galo suprasti, kad buvo įvykdyta neteisybė, kuri atnešė jūsų gyvenimą sielvartą. Daug krikščionių išgyvena kaltės jausmą, jeigu nesugeba atleisti greitai. Jie bando užmerkti akis ir neįvertinti situacijos rimtumo, tačiau tikras atleidimas ir neįvyksta greitai. Antra stadija atleidimo procese tai yra: pripažinkite savo neapykantą. Kartais žmonės jaučiasi kalti jausdami neapykantą kažkam. Dievas neapkenčia nuodėmės, jūs taip pat turite nekęsti nuodėmės, bet ne pačio žmogaus. Kaip parašyta Patarlių knygoje 8 skyriuje 13 eilutėje: viešpaties baimė, pikto neapykanta, puikybės išdidumo, pikto elgesio ir iškrypusios burnos aš nekenčiu. Trečia atleidimo stadija: pasirinkite išgydymą. Jei jūs nejaučiate atleidimo, jūs turite suprasti, kad atleidimas nėra jausmas, tai sąmoningas pasirinkimas, tai yra jūsų valios veiksmas. Ir 4 stadija: ateikite į harmonijos būseną, išlaisvinkite save ir savo įžeidėją. Kaip parašyta laiške Kolosiečiams 3 skyriuje 13 eilutėje: pakęskite vienas kitą ir atleiskite vienas kitam, jei vienas prieš kitą turi skundą. Kaip viešpats jums atleido, taip ir jūs atleiskite. Išugdykite norą atleisti. Melskitės už savo priešus taip, kaip tai jums liepia Jėzus. Trokškite ramybės ir santarvės savo gyvenime. Susikoncentruokite gyvenime į tai, ką jūs galite duoti, o ne į tai, ką galite gauti. Ir melskitės už savo ramybę, kai būsite žengę visus atleidimo žingsnius. Tiek šiam kartui, mėly žiūrovai. Kaip visada, kviečiu jūs į Biblijos studijų centrą sužinoti daugiau apie tai, kaip Dievas mums atleido ir kaip mes galime išmokti atleisti savo artimui, kad subręstume ir gebėtume patirti džiaugsmą savo gyvenime. Palaiminto jums savaitgalio ir iki.